Meilės trikampiai ištinka su labai svarbia priežastim tam, kad jūs supurtyti. Tam, kad jūs atsigręžtumėte į save ir nustotumėt badyti kitą žmogų. Ir jeigu jūs norit labai giliai sužinoti apie meilės trikampius, yra 2 savaičių kursas meilės trikampis. Žmona, vyras, meilužė. Galit praeiti ir pasižiūrėti, ką ten padarėt, ką pamiršot. Nes tam, kai mes pamirštam ir niekas jau iš mūsų puikybės, tos miegančiosios gražuolės, karsto nebegali pažadinti, prisistuksenti, nes miegančioji gražuolė užmigo. Tai tada ateina vienintelė, kas gali pažadinti, tai yra meilužė. Ir tada miegančioji gražuolė šauka iš savo karsto, gerai trinkteli galvą į tą stiklinį karstą, gauna gūzą galvon. Ir tada, oi, princas manęs nepažadino, sėdėjo princas prie jūsų, ganėtinai ilgai, stukseno, davė, glostė, bučiavo. Bet poniai buvo dar per mažai, tada. Bet kai meilužė ateina, suprantat, tada būna labai greitai, tai būna, opa. Tai, kai jūs konkuruojat su meilužė, tai yra tik apie tai, kad jūs jai pavydit. Ir iš tiesų, pavydit ko? Paklauskit savęs, ko pavydit tai meilužį. Lengvumo, švelnumo, aistros. Ko pavydit? Ko jūs realiai jai pavydit? Ką pamiršot ir palaidojot savyje? Ta jums primena ir skaudžiai primena meilužę. Ir vienu atveju taip jūs galite konkuruoti, oi žertva kažkokia, tai atėjo tokia nokia šliucha, oi, ar ne, ir pas mus ten epitetai prasideda, jai tai čia lengva, o iš tiesų tai jinai yra tiesiog tas kaip, jau skambutis, paskutinis skambutis, sako, alio tu, kirštukus išsiimk iš ausų, atmerkai kitės jau, biški, pasižiūrėk, užteks miegot. Gyvenimą gyventi reikia, taip? Dėl ko jinai atsiranda, ką duoda jūsų vyrai? Ką duoda? Gal tiesiog išklauso? Gal nėra tiek priekaištų, nuoskaudų, kritikos? Yra variantų. Labai daug yra variantų. Meilužė labai stipriai mus numuša iš tos puikybės sostų.